Mano vardas Andrius. Man yra 24. Nuo vaikščiojimo į diskotekas man buvo atsakę kepenis, širdis ir blužnis. Bet po 2 metų reanimacijos mane išleido. Ir šiandien aš sužinau, kad bus nauja Nesakyk mamai serija. Mirsiu, bet nueisiu. Reikia ruoštis. Bandau pasivyti prarastą laiką. Einu į OneLT, pas draugus. Pasirodo, ten visi išmirė. Kai kuriems iš jų sukako 16. Ir jie išėjo kur įdomiau. Netrukus sužinau, kad yra toks Facebookas. Einu ten, kad mane stačia. Ten visi, net mano debilai klasiokai. Bandau susidraugauti su bet kuo, bet kas draugauja su manim. Sužinau, kad Agnei trūksta sekso, Skomantui alaus, o Neringai dėmesio. Pasirodo, kad turi tai nuobodu, o Rokas pašiko. Mano seni reiveriai gyvi. Jaučiu gazuotos degtinės skonį burnoje. Kas naujo muzikoje? Ar dar kas pjauna? MySpace. Holy fuck. Iš MySpace liko tik skeletas. Visi aplink siūlo disko ir hausą. Bet man reikia baudos. Ieškau savo senų failų. Šis bei tas išliko. Benginu visą dieną per ausinės. Kad mama neišgirstų. Einu į miestą, reikia pažiūrėti, kas ką veikia. Daug naujų vietų, kofeinas pilnas. Užsisakau kavos ir 2 viskio, duoda sausainį. Islandijos gatvė naktį pilna girtų, skiriasi seilės. Gravitį ieškau, bet nerandu. Kažkokie marozai ten stovėjo ir bandė mane apkandžioti. Tada nueinu į 4 kitus klubus ir kepenys vėl pradeda nirzgėti. Poilsis. Vakar padauginau. Reikia pagulėti. Nebegaliu be Facebooko. Nėra kada dejuoti. Facebook'e daug žinių. Kaukas vėl pašyko. O Kamilė pirmą kartą aplankė YouTube'ą. Ir dabar siunčia visiems kiekvieną klipą. Žiauriai įdomu. Jaučiuosi žvalus. Šiandien kovo 10. Lofte bus Nesakyk mamai. Taip susijaudinau, kad širdis permušinė. Pala, o ką čia gydytojas daro? Eik lauk, kur tu mane veži? Aš noriu į skerdyklą!